Kelk sėdmenis. 48 kortelė. Mums reikės grindų, palangės, kėdės, stalo, kur tvirtai galėtumėm padėti savo dubenį. Siekdami prailginti savo pilvo raumenį, prailginti ranką, visą ištrižai mūsų grandinę, skatinsime šiandien atlikti tai judesį. Nuo dažnai aktyvaus įsidėjimo, lingavimas į priekį, susitrumpėjimo, visas audinys susitraukia. Mūsų užduotis jį pratempti, prailginti, skirti tam lankstumo ir mobilumo judesių. Taigi, tiesiai patogiai sėskime ten, kur esame. Pasižiūrime, kad kojų padėtis, kelių padėtis, pečiai, dubenis lygiagrečiai eitų tiesiai ten, kur aš esu. Jeigu esate prieš veidrodį ar prieš kolegą, nusišypsokit jam ir natūraliai susipažįstant tiesiog su judesiu, kaip tai atliekamas. Kūnas stabilus, išlaikant savo kūno padėtį tiesiai, kiek tai įmanoma, ir tai būtų kairė ranka ar dešinė, vedame atgal. Pirmin, atgal. Pirmin, o dabar su veidu palydime rankytę, sugrįžti. Palydime rankytę, sugrįžti. Palydime rankytę, sugrįžtam. Susipažįstam su judesiu, kaip taip man. Šiek tiek padidinam amplitudę, sugrįžtam. Taip pat vėl padidinam amplitudę, sugrįžtam. Jaučiam, kaip keliaujam iš viso kūno korpuso, stabiliai, tiesiai ir palydim rankytę. Atliekam judesį, palydėdami rankytę. Vieną kartą ir išlaikant lygiagrečiai vėl kūno svorį lygiagrečiai tiesiai, veidu tiesiai ten, kur aš esu. Ir palydžiu. Kiek jūsų galimybės leisti pasiekti žemę, jaučiant tempimą, o ne skausmą, tiek atlikite. Atlikite judesį taip su iškvėpimu ir sugrįžkime su įkvėpimu. Kelk sėdmenis.